Karo planuose nėra, kad sostinės, miestai ir yra regionai. Karo planuose yra svarbus taškai ir Marijampolė yra tas svarbus taškas, kurį NATO gins visomis savo pajėgomis. Ir čia nebūtų taip, kad mes Marijampolėje ginamės vieni marijampoliečiai, gal turim saujelę sąjungininkų karių, tai visos pastangos būtų nukreiptos Lietuvos kariuomenės ginti ir Marijampolę, nes mes labai svarbioje vietoje iš tiesų esame, ten, kur labai nedidelis atstumas yra tarp Baltarusijos ir Rusijos teritorijos ir kur tarsi atrodytų labai lengva žemėlapį, žinot, tik tai rodiklę nubrėžė ir jau užimta, realiam gyvenime čia tektų susidurti su didelėmis NATO pajėgomis, todėl kad mūsų sąjungininkai čia pajėgas iš karto pradėtų permetinėti, nes pačią pirmą karo prieš Ukrainą dieną, tai yra 22 metais vasarį, čia buvo permesta tą pačią pirmą dieną, maždaug pajėgos, turbūt koks ketvirtadalis Lietuvos kariuomenės, tiek mes sulaukime sąjungininkų pastiprinimo, plus aviacija, kuri labai greitai gali pasiekti iš Ispanijos, iš Italijos, iš Jungtinių Amerikos valstijų, tiesiog greitai atsirasti čia ir pradėti triuškinti tą priešą iš oro, kuris, Rusija kol kas kariavo su priešininkais, kurie neturėjo oro pajėgų. NATO atveju tai yra labai galingos oro pajėgos, labai galinga žvalgyba, mes galime iš anksto, tai yra ne iš vakaro, netgi ne prieš mėnesį, o galbūt ir prieš metus jau žinoti, kad ruošiamasi agresijai ir atitinkamai perdislokuoti pajėgas, resursus ir jau vien to užtektų atgrasyti nuo puolimo. Na ir ką mes dažnai labai girdim iš Lenkijos generolų, jie labai atvirai tą pasako, ypač buvę neseniai generolai, kad ta Kaliningrado sritis, kuri mus taip ir baugina, iš tiesų yra toks placdarmas Rusijos, kad jiems patiems tenai labiau reikėtų bijoti, nes lygiai taip pat aktyvių veiksmų gali imtis ir NATO tam, kad apsaugotų Lietuvą ir visas likusias nares nuo agresijos. Visi regionai yra pažeidžiami, dabar ypač matom, kaip stipriai pažeidžiami yra dronais, tai kuriamos naujos priemonės, vykdomi nauji įsigijimai apsiginti nuo dronų ir ginsime visur ir viską. Vėlgi, nepastatydami karį prie kiekvieno namo ar oro gynybos sistemą prie kiekvienos gatvės, tai yra visiškai, ten galioja kiti dėsniai, karas irgi yra menas, turim puikių karininkų, puikiai parengtą kariuomenę, lygiai taip pat puikiai parengtus sąjungininkus, tai kad čia tas atstumas yra toksai, tai žemėlapys lengva įveikiamas. Jeigu realiuose karo veiksmuose, tai nebūtinai tos priešo pajėgos turėtų tą koridorių suspausti, gali būti, kad jos labai greitai bėgs tolyn nuo to koridoriaus gilyn į savo teritoriją. Todėl, kad NATO turi tokių priemonių, tokių ugnies priemonių, tolimo poveikio priemonių, prieš kurias Rusija neturi priešnučių. Mes esam tokiame taške ir ne mes vieni, ten pat yra ir Alytus. Jeigu pažiūrėtume, tam pačiam koridoriuje yra ir Alytus, Marijampolė tapo tokiu žemėlapį pasižiūrėjus, vokiečiams atrodo, kad tai yra svarbesnis taškas, visos simulacijos yra žaidimai ir šitose simulacijose, kurias vykdė žurnalistai, nėra tų duomenų, kuriuos naudoja vykdydama karinės simulacijas kariuomenį. Tai NATO irgi vykdo tokias simulacijas ir kada randa kokią silpnesnę vietą, tai NATO padaro viską, kad tą vietą sustiprintų, kad ji taptų ne silpniausia, o stipriausia grandimi gynyboje. Ir jeigu kažkada ateityje hipotetiškai kiltų karo veiksmai, tai toli gražu nereiškia, kad jie vyktų prie Marijampolės, nes tie karo veiksmai gali vykti visiškai priešų teritorijoje ir neartėti, o tolti nuo Marijampolės. Šiaip mums labai naudinga, todėl kad atkreipiamas Vokietijos visuomenės dėmesys, kad tai yra NATO ta priešakinė linija, kuri gali būti toje vietoje pažeista ir tai leidžia mums gauti didesnę politinę paramą ir karinę iš Vokietijos ir didesnį suvokimą Vokietijos žmonių, kad čia irgi gyvena tokie patys žmonės, kuriuos reikia ginti. Tai simulacijas vertinkim kaip papildomą dėmesį mūsų regiono, jau papildomas dėmesys reiškia, kad mes lengviau galime paprašyti ir gauti iš savo sąjungininkų pagalbos, tada, kada reikia ir kur jos reikia. Karas yra blogis ir mes darom viską, absoliučiai viską, kad to karo neįvyktų ir aš turiu pasakyti, kad mums sekasi, nes karas siautėjo aplinkui, o Lietuvos jisai taip ir nepasiekė.
Mes vis dar pajėgiam atgrasyti savo priešininką, tai yra laimėti karą jo net nepradėjus. Kiekvienas iš mūsų stiprinam regionų saugumą, neklausydamas tų propagandų, nesėdamas papildomai nerimų socialiniuose tinkluose, tiesiog žiūrim, kritiškai vertinam padėtį ir supraskim, kad NATO tai yra tikrai labai pažangi, moderni ir labai stipri karinė organizacija, kuri planuoja, kuri prognozuoja ir kuri sugebės vykdyti karo veiksmus, jeigu jų reikės. Ir tikrai ten yra daugiau generolų, kurie netgi geriau skaito žemėlapius ir vykdo geresnės simuliacijas negu Vokietijos žurnalistai arba negu mūsų ekspertai socialiniuose tinkluose.